Bičiuliai, labas, geras naujienos, prieš kelias dienas monetizavo mano antrąjį kanalą ir šiandien noriu su jumis pasidalinti, kiek iš tikrųjų uždirbau per tuos 2 metus darant turinį YouTube, būtent čia Amerikoje. Pas mane yra 2 kanalai, vienas pagrindinis kanalas, kur yra įkeliami ilgo formato podcastai, 2 valandų, kai kada 3, beveik 4 valandų podcastai. Antras kanalas pas mane yra būtent iš tų kanalų, iš to ilgo turinio formatų, iš tų ilgų podcastų yra padarytos iškarpos, sakykime, 5, 7, 10, kai kada 20, retkarčiais 30 minučių iškarpos eina būtent į tą antrąjį kanalą ir iš antrojo kanalo, jeigu sprogsta vienas iš video, jisai nukreipia būtent tada pasižiūrėti tą ilgąjį formatą. Nes mano tikslas tai išvystyti būtent to ilgojo formato, tikro ilgo podcasto kanalą tam, kad pritraukti daugiau žiūrovų, daugiau sekėjų, kad gauti geresnių svečių, kad gauti daugiau peržiūrų, kad pakabinti svarbesnės, įdomesnės temas ir be abejo už to užsidirbti pinigus ir padaryti tai pagrindiniu mano pragyvenimo šaltiniu. 2 metus, mes virš 2 metų jau dabar gyvenam čia Amerikoje, pradėjau filmuoti savo podcastus 2023 metų birželio mėnesį. Pirmo kanalo monetizaciją gavau po 6 mėnesių, antrojo kanalo monetizaciją gavau tik tai po 2 metų. 330 video man teko sukurti antram kanalui, tai yra 330 video paimti ir sukarpyti, parašyti aprašymą, pavadinimą, sukurti viršelį, įkelti į playlistą, padaryti visus raktažodžius. 330 video man reikėjo padaryti tam, kad pagaliau monetizuotų ir mano antrąjį kanalą. Bičiuliai, šiandien pas mane rankose yra mano planšetę ir parodysiu jums absoliučiai visą statistiką iš savo abiejų amerikietiškų kanalų. Jeigu jums yra įdomi šitą idėją, būtinai paspauskite like jau dabar, parašykite komentarą ir be abejo pasidalinkite su draugais. Bičiuliai, o mes pradedam. Iš karto atsiprašau, kad čia galbūt bus kažkokie tai vaikų klyksmai, kažkur signalizacija reikia. Bet nesinorėjau būti namuose, kadangi nuostabus oras, norėjusi išeiti tiesiog į lauką ir čia su jumis taip pasidėjus, pabendrauti labai paprastai. Tikiuosi, kad jūsų neerzins nei šitie klyksmai, mane biškai erzina be abejo, bet nieko su to negaliu padaryti viešai erdvė, bet pasidalinsiu naudingą informaciją. Taip, kad nieko nelaukiant, iš karto einam pas mane į YouTube studio ir aš įrašinėsiu dabar šį garsą ir ekraną, kad jūs viską matytumėt. Kaip matot, mano pagrindinis kanalas Apollo The Original, beje, jeigu patinka jums podcastai, jeigu jūs suprantat angliškai, būtinai prenumeruokite šį kanalą. Tenais yra įkelta dabar 89 podcastai ir pažadu, kad minimum 2/3 iš jų yra iš tikrųjų kokybiški ir mes kalbam labai svarbiom temom. Taigi 49 476 sekėjų, visai netrukus mes perkopsim 50 000 sekėjų ribą. Dabar pasižiūrėkim, turbūt iš karto eikim į analitiką, eikim į revenue ir pasižiūrėkime per tuos 2 metus, paspauskim lifetime, kiek aš uždirbau iš YouTube. 6200 plus dolerių iš viso buvo uždirbta. Ir pasižiūrėkim be abejo per tą visą laikotarpį, kas atnešė man didžiausius pinigus. Atnešė man didžiausius pinigus vienas video, be abejo, Book of Genesis Explained, tai mes kalbėjom su žmogumi, kuris ypatingai studijuoja pirmasias 5 Senojo testamento, tai yra Biblijos knygas, ir mes su juo labai sėkmingai pabendravom. Jisai yra visiškas naunėjimas, turiu minėti, jo nieks nepažįsta. Absoliučiai. Mane supažindino vienas bendras pažįstamas su juo ir aš nesitikėjau, kad tai bus. Taigi iš viso dabar šitas video 3,5 valandų trukmės video turi dabar daugiau negu 300 000 peržiūrų. Jisai man atnešė, kaip mato, 6 000 prenumeratorių, kas nėra iš tikrųjų daug. Ir vienas šitas video man atnešė $3100. Antroje vietoje yra šortas. Šortas iš video, kuris buvo padarytas po 3 mėnesių mano podcastų darimo čia, tai yra 2023 metų rugpjūčio mėnesio. Pasižiūrėkit, beveik 5 milijonai peržiūrų, beveik 19 000 prenumeratorių man atnešė ir $700. Trečioje vietoje irgi šortas iš to didelio podcasto, 2,7 milijono peržiūrų, 6,5 tūkstančio sekėjų atnešė ir $400. Po to pats video ilgas, iš kurio buvo padaryti šie šortai, 52 000 peržiūrų, 1000 subscriberių labai nedaug ir nepilni $400. Na ir kaip matot, ten viskas susideda pamažu, $1 prie $1, kaip sakoma, viskas juda. Jeigu mes pasižiūrėsime į grafą, tai matot, kad pas mane yra štai tokie svyravimai didžiuliai, neuždirbami pinigai, po to eina kažkoks toks didžiulis pykas ir po to vėl labai paprastai.
eina ir labai prastai eina, sakykime, jeigu mes paimsime ir va, tiesiog pasižiūrėsim, būna dienos, kai $1 uždirbamas, $4, bet būna dienos, kur $40, $100, virš $100 yra uždirbama, ne? Dabar taip, iš kur pas mane 50 000 prenumeratorių? Aš galiu jums pridėjus ranką prie širdies pasakyti, kad nebuvo nepirktas nei vienas prenumeratorius, nes aš žinau, kad tai atvirkščiai nepadeda kanalui, o atvirkščiai jį netgi nužudo, užmuša ir taip toliau. Taigi iš kur visi sekėjai? 2023 metais išleidau aš tą vieną podcastą, ilgą 2 valandų podcastą, jį sukarpiau ir įdėjau šortus, vertikalius video, būtent į mano pagrindinį kanalą. Po 2 mėnesių maždaug trukmės, vieną dieną tiesiog pradėjo sprogti tie šortai ir kaip matot, 5 milijonai peržiūrų, jeigu mes pažiūrėsim į kontentą, mano visą, jeigu mes pafiltruosim, pasižiūrėsim pagal didžiausias peržiūras, tai be abejo bus ilgo formato, tai bus šitas 340 000 peržiūrų, po to 50 000, 20 000 ir po to 5, 5, 5, 5 ir taip toliau. Bet jeigu mes užeisim į šortus ir pasižiūrėsime, kaip šortai atrodo šitoje vietoje pagal peržiūras visų laikų, tai mes matom, kad 5 milijonai, 2,7, 1,7, 500 000, 400 000, 105, 103, 75, 30 ir taip toliau. Ir kaip matot, visos ištraukos yra 15 ištraukų yra iš būtent iš to podcasto. Dabar, kad jums maždaug suprasti, kaip veikia YouTube algoritmas. YouTube algoritmas jau keletą metų, jau turbūt gerą 10 metį veikia šiek tiek kitaip, negu jisai veikia anksčiau. Anksčiau YouTube algoritmas veikdavo taip. Jeigu žmogus paspaudžia ant video, wow, reiškia, jisai yra įdomus video ir nesvarbu, kiek jisai žmogus žiūri to video, jeigu jis ant jo paspaudė, reiškia, okei. Ir buvo taip, kad žmonės, kūrėjai darydavo labai clickbaitinius tokius plakatus, thumbnailus, kaverius, kitaip vadinant. Ką jūs matot būtent kaip čia pasakyti, kaip albumo viršelis, ne, kaip video viršelis. Darydavo specialiai clickbaitinius, viena tiesa, arba ten, nežinau, su sportu daug ką darydavo, ten, sakykime, 10 dalykų, kurie vieną kartą tik tai buvo, ten, pavyzdžiui, futbolo istorija, ne, ir ten stovi vienas kažkoks žmogus prie baudinio žymos ir 10 vartininkų, 3 vartininkai, 2 vartininkai. Nu, tiesiog photoshopino, žmogus klikindavo, ir dėl to buvo milijonai peržiūrų. Po to YouTube'as suprato, kad tai, kad žmonės klikina ant video ir jo nežiūri, tai nepasako, kad video yra geras, o atvirkščiai. Ir jau gerą 10 metį YouTube'as padarė tokį algoritmą, kad svarbu yra tai, kad jūs spaudžiate ant to video ir kiek laiko jūs peržiūri to video. Pavyzdžiui, pasižiūrėkime mano vieną iš svarbiausių video, ane? 3,5 valandos trukmės video. Pasižiūrėkime į tai, ką jisai rodo statistiškai. Žiūrėkime, kas mums yra svarbu, kad žmogus paspaudė ir pasižiūrėjo. Matot, audience retention, tai reiškia publikos išlaikomumas. Vidutiniškai šį video žiūrėjo 29 minutės. Tai yra labai daug. Pusvalandis. Maždaug 13,7% nuo pačio video. Kadangi video trukmė yra 3,5 valandos, tai yra labai daug. YouTube'ui svarbu parodyti, jisai skaičiuoja CPM, tai vadinamas. CTR, click-through rate. Rodo 1000 žmonių ir kiek iš 1000 parodytų žmonių tavo video, kiek žmonių paspaudė. Jeigu paspaudė ten, sakykime, kokie 5%, tai yra geras rodiklis. Žemiau 5% yra nelabai geras rodiklis. Vėlgi grįžtam prie šito mano populiariausio video, pasižiūrėkime ryčą. Ne? Kažkas gali sakyti, tai čia kažkokių tai pakistaniečių ten paprašyti, turbūt jie to peržiūros davė, indų ir taip toliau. Tai negali būti tiesa. Kodėl? Todėl, kad visų pirma uždirbti pinigai, kaip mes matėm, šitas video atnešė man daugiau negu $3,000. Jeigu būtų peržiūros iš Pakistano, Indijos, Kinijos arba kažkur kitur, ten kaina būtų visiškai kitokia. Duosiu jums pavyzdį. Ilgo formato video Amerikos rinkoje, Amerika, Kanada, galbūt dar Didžioji Britanija atneša maždaug $10,000 per milijoną peržiūrų. Pas mane 300 000 peržiūrų, $3,000, ne? Vienas prie vieno maždaug, ką aš pasakiau, apie $10,000 už 1 milijoną peržiūrų. Lietuvoje tai maždaug yra rodiklis 10 kartų mažesnis. Maždaug 1000-2000 eurų arba dolerių, maždaug vienodai, per milijoną peržiūrų. Dabar klausimas jums, kaip yra sudėtinga padaryti video lietuvių kalba, kad būtų milijonas peržiūrų, aš nekalbu apie šortus, ir kaip yra žymiai lengviau padaryti
video anglų kalba ir surinkti milijoną peržiūrų. Lietuvoje gyvena, visame pasaulyje gyvena 3 milijonai kalbančių lietuvių kalba, pasaulyje gyvena turbūt 2 milijardai žmonių kalbančių anglų kalba. Dabar pasižiūrėkime, iš kur atėjo visas srautas. Kaip matot, how viewers find this video, right? So, browse features. Tiesiog brauzino, žiūrėjo YouTube ir jiems pasiūlė 74% visų peržiūrų man atvedė būtent YouTube, kitaip sakant, algoritmas. Suggested videos, kažkas parekomendavo šį video, aš papasakosiu to, kas būtent parekomendavo šį video. Ir viskas, visa kita 3,5, 2,5, 3% apie nieką, ne? Ir dabar pasižiūrėkime su jumis turbūt į demografiją, kas žiūrėjo šitą video. Jeigu mes paspausim štai čia, mes matom, kad 29% vyrai, 29% tai kem 5 metų žmonės, po to 30% trečdalis. Vieša erdvė, aš labai atsiprašau. 3,5 kem 5, reiškia labai suaugę žmonės. Reiškia, jiems bus reklama rodoma šiek tiek kitokia, negu žiūrėtų 18-mečiai arba 22 metų žmonės. Jiems yra rodoma daugiau galbūt apie šeimą, apie investicijas, kažkokius tai galbūt bankus reklamuoja, automobilius reklamuoja ir taip toliau. Ir be abejo, šitos kompanijos turi žymiai daugiau pinigų, todėl jie moka žymiai didesnius pinigus YouTube'ui, kad jų reklama būtų rodoma. Vyrai, moteriai, šiandien 5,35, geras rodiklis ir geografiškai, pasižiūrėkit, 74% visų peržiūrų man atėjo būtent iš Amerikos, 5% iš Didžiosios Britanijos ir 3% iš Kanados. Labai gera auditorija, daug žmonės čia uždirba žymiai didesnius pinigus, aišku, ir išleidžia žymiai didesnius pinigus, bet, reiškia, ir už reklamą jie moka žymiai didesnius pinigus, reiškia, kreatoriai, kūrėjai gauna daugiau pinigų iš tų video. Kaip man pasisekė gauti tuos beveik 50 000 prenumeratorių? Tie šortai, kurie susprogo, jie atnešė beveik 40 000 prenumeratorių turbūt. Ir visi kiti video pamažu renka. Dabar didžiausia problema yra tame, kad tai, kad pas mane yra 50 000 prenumeratorių, dar nieko nesako. Kodėl? Nes jeigu mes pasižiūrėsim į mano ilgo podcasto paskutinius video, mes matom, kad aš renku 300, 400, 1000, 1300, 500, 4000, 700, 1000, 1000-2000 peržiūrų. Kodėl? Todėl, kad žmonės iš 50 000 prenumeratorių 40 000 iš jų atėjo, nes pamatė kažkokį tai šortą viena tema. Ten buvo kalbama apie rasizmą Amerikoje, apie kartelius ir taip toliau. Jie prenumeravo, galvojo, kad šitas kanalas bus būtent apie tai. Bet jie dabar mato, pavyzdžiui, apie tai, kokios yra knygos suaugusiems vaikų mokyklose, bibliotekose ir taip toliau. Ten kalbama su daktaru apie tai, kaip gali pagrobti jūsų vaikus čia, jeigu jūs, pavyzdžiui, nesutinkat, kaip tėvai nesutinkat leisti savo vaikams kažkokių tai vaistų ir taip toliau. Ane? Jie prenumeravo, nes norėjo apie kartelį, apie rasizmą, apie galbūt gaujas ir taip toliau. Čia apie mediciną, apie knygas, apie tai, kas dedasi Amerikoje, šiek tiek kitokia tematika ir iš karto žmonėms nepatinka. Jau keletą metų iš eilės, beveik visiems, kas supranta maždaug kažkiek, kas yra YouTube'as, beveik visiems jau yra nusispjaut, kiek tu turi prenumeratorių, žymiai svarbiau yra žmonėms dabar, kokias peržiūras tu rodai. Yra kanalai, kur, ten sakykim, vėlgi, paimsiu kaip pavyzdį, paimkim vieną turbūt populiariausių podcastų Modern Wisdom, ne? Žmogus turi, jisai labai populiarus, vienas top 5 turbūt, top 10 tikrai podcastų visame pasaulyje. Dabar žiūrėkime, mes turim 3,5 milijono subscriberių, tai yra prenumeratorių, ir jeigu mes pasižiūrėsim į jo video, jisai, man atrodo, 2 video į savaitę prideda, pasižiūrėkit. 40 000 peržiūrų, 60, 100 PM, 7, kem. Matot? Panašiai gaunasi kaip ir pas mane, tai reiškia 1%. Pas jį 3,5 milijono prenumeratorių ir jisai gauna maždaug ten 300-450 000 peržiūrų. Dažniausių atveju. 1%. Pas mane 50 000 prenumeratorių, dažniausiai aš gaunu iki 1000 peržiūrų, maždaug tas pats. Bet jeigu mes pasižiūrėsim į jo populiariausius video, kurie iš tikrųjų sprogo, mes matom 11, 10, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5 ir taip toliau. Yra milijoninės peržiūros. Bet suprantat, pas jį padaryta dabar daugiau negu 1000 podcastų, ilgo formato podcastų. Ir jisai jau žiūri ne į tai, kiek surinks vienas video, jisai žiūri į tai, kiek surinks jo visi video per mėnesį. Ir jisai, mano manimu, surinka tikrai 10 milijonų. Galbūt mažiau, galbūt 5 milijonus peržiūrų kiekvieną mėnesį iš visų video. Teoriškai jisai mėnesį vien tik tai iš YouTube gauna maždaug 50
galbūt netgi šiek tiek daugiau $1000 per mėnesį, nes jisai yra nufilmavęs daugiau negu 1000 podcastų. Ir tokių pavyzdžių yra labai daug. Paimkim, pavyzdžiui, kitą sferą paimkim. Yra toksai Alex Costa, labai populiarus TikTok'e žmogus, apie stilių, vyrų stilių kalbą ir taip toliau. Žiūrėkim, 4 milijonai prenumeratorių, jeigu užeisim į video, lygiai tą patį matom, maždaug 1% peržiūrų. Kai kurie video mažiau šauna, kai kurie daugiau. 24, 7, 100, 110, ne, jeigu kolaboracija yra. Bet jeigu mes vėlgi užeisim į popular video, matom 13 milijonų, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4 ir taip toliau. Ir jisai vėlgi nežiūri į tai, kiek surinks jo podcastas. Vienas jo epizodas, jisai žiūri sumiškai, kiek per mėnesį jisai gauna tų peržiūrų. Ar tai yra problema? Taip, mano akimis tai yra problema. Ar aš dabar pakeičiau visus savo 50 000 subscriberių į 5 000 prenumeratorių, kurie žiūrės kiekvieną mano video, arba bent jau 80% žiūrės mano video, reiškia, aš turėsiu 5 000 prenumeratorių ir kiekvienas mano video surinks 5 000 peržiūrų, aš iš karto pasirašyčiau ir sakyčiau taip. Tokie dalykai užmuša kanalus, bet tai buvo padaryta nespecialiai, vienas iššovė, kitas iššovė, šortai parėjo ir atnešė man tiek prenumeratorių. Ir tai yra neišvengiama. Kiekvienas kanalas, kuris auga, būtent susiduria su šituo, būtent amerikietiškoj rinkui. Labai retas. Žiūrėkit, duosiu jums dar vieną pavyzdį. Užeikime į Gary V. Ten prieš 7-8 metus žmogus buvo itin populiarus, hypas ir taip toliau. Žmogus turi 4,5 milijonų prenumeratorių. Jo video surinka, vėlgi, kaip matot, 1%. Maždaug 1%. Jeigu užeidam į jo populiariausius video, yra milijoniniai, yra, bet dabar jisai netoks aktualus. Daug prenumeratorių nepadeda. YouTube'as prieš gerą pusmetį padarė atnaujinimą ir pasakė, kad klausykit, nuo šiol mes promotinsim, propaguosim, skatinsim, reklamuosim, būtent kada jūs paspaudžiate YouTube ir Home puslapį, mes reklamuosim daugiau mažus kanalus tam, kad daugiau naujų kūrėjų gautų būtent to spyrio, kaip sakoma, gerojo spyrio peržiūrų ir aš pilnai sutinku su tuo, kad tą reikia daryti. Dabar užeikim į mano antrą kanalą, pasižiūrėkim, kas ten yra su mano antruoju kanalu ir kur ką tik neseniai aš gavau monetizaciją. 2000 prenumeratorių, monetizaciją gavau per 4 dienos, kaip matot, $900 yra uždirbta. Kodėl gavau monetizaciją? Vėlgi, vienas video smarkiai sprogo. Iš viso turiu 330 video įkėlęs, dabar jau netgi daugiau. Ir vienas video tiesiog sprogo, kaip matot, mes, va čia jeigu pasižiūrėsim, nebuvo peržiūro, kelios peržiūros. Ne? 44 peržiūros, pažiūrėkit. 14 balandžio įkėliau video, 16 balandžio buvo 300 peržiūrų. Ne? Ir po to po kelių dienų jau 12 000, kaip matot, kopia smarkiai į viršų. Ir vėlgi, iš kur atėjo visas srautas, 85% browse features. Reiškia, žmonės tiesiog YouTube'e sėdėjo, scrollino, kažkur žiūrėjo, ką pasižiūrėti, jiems parekomenduotas buvo šis video, jie paspaudė ir pasižiūrėjo. Ir mes tuoj pasižiūrėsim būtent į retention rate, kiek procentų video buvo pažiūrėta. Ir po to suggested video, reiškia, kažkuris kitas video būtent parekomendavo šitą video, dėl to gavau dar 9% savo viso srauto. Retention, kaip matot, 40%. Tenais buvo 13%, ne? 3,5 valandos trukmės video, 13% žmonės maždaug žiūrėdavo mano video. Čia yra 40%. Video trunka 8 minutės, vidutiniškai žmonės peržiūrėjo šiek tiek daugiau negu 3 minutės. Tai yra labai daug. Kaip matot, parodė 1000 žmonių, CTR, click-through rate, parodo 1000 žmonių, kažkas iš jų paspaudžia, daugiau negu įprastai spaudžia ir dar daugiau negu įprastai, ilgiau negu įprastai praleidžia laiko bežiūrint šitą video, YouTube sako, o šitas video geras ir dėl to mes matom štai tokius skaičius. Tam, kad monetizuotų jūsų kanalą, jums reikia dabar, jie šiek tiek sušvelnino, man atrodo dabar reikia 500, net dabar man atrodo reikia 2000 valandų, kad būtų jūsų video peržiūrų ir man atrodo reikia turėti 500 prenumeratorių. Mano kanalas buvo įkurtas dar tada, kai buvo senusios taisyklės, man reikėjo 1000 prenumeratorių ir 4000 valandų peržiūrų tavo kanale. Žiūrėkit, man šitas video atnešė 6500 valandų, reikėjo 4 ir atnešė 1500 prenumeratorių, reikėjo 1000. Būtent šito video, vieno video dėka monetizacija buvo įjungta mano
kanalų. Visi kiti video, pasižiūrėkim vėlgi į peržiūras, ane? Eikim į Most Viewed ir pasižiūrėkim. Buvo iššovę keli video, bet nepalyginamai, ne 100 000 ir taip toliau. Žiūrėkit vėlgi, 2,5, 3000, 2,5, 2,3, 2,2. Ir kaip matot, vienas ir tas pats veidas pastaruosiuose 10 video, kurie surinko daugiau peržiūrų negu kiti video mano šitam trumpų video formato kanale. Tai būtent ištraukos iš to ilgojo video, kur yra 3,5 valandos trukmės video. Kai kurie šitie video, kadangi kada video pasibaigia, pavyzdžiui, šitas yra, kiek jisai čia trukmės, nematau, man atrodo apie 10 minučių, jisai nukreipia į tą ilgą video. Reiškia, pasibaigia šitas ir ten yra, patiko šitas video, pasižiūrėk pilno formato, pilno podcastą. Spaudžia žmogus tenais ir atneša kažkokio tai srauto. Nedaug. Bet, pavyzdžiui, šitas Rolexo video, čia ištrauka iš to ilgo formato ir pasižiūrėkite, impression click-through rate, ne? 1000 žmonių parodė, 7% paspaudė, kas yra neblogai, pasižiūrėjau gan daug ir šitas video man atnešė, pasižiūrėkim, kiek peržiūrų į tą mano pagrindinį video, iš kurio buvo padaryta ištrauka. Ir jūs pamatysite, kad vienas kitą maitina. Ir pasižiūrėkim būtent į peržiūras, taip kaip jisai buvo, kaip jisai rinko peržiūras. Žiūrėkit, nebuvo peržiūrų, matot, iš karto toks kopimas į kalną. Reiškia, pačinais iššovė tas trumpas video parekomendavo pilno formato video ir dabar šitas video turi 4000 peržiūrų. Jisai atnešė man $38. Vėlgi, 4000 peržiūrų, $38, kaip ir gaunasi tada $9500 už milijoną peržiūrų, kas yra labai gerai. Dabar, koks yra tikslas? Tikslas yra ir toliau daryti podcastus, tikslas yra tiesiog tai tęsti. Kuo daugiau darai, tuo daugiau mokaisi, tuo gerin eina anglų kalba, komunikacija, bendravimas, mokėjimas užduoti klausimus, palaikyti diskusiją, dialogą ir taip toliau. Ir gauti geresnius svečius, tada kanalas augs, daugiau peržiūrų ir sumiškai, dabar žiūrėkit, kaip yra sudėtinga sugeneruoti 1 milijoną peržiūrų iš vieno video. Vienas video turi surinkti milijoną, nesudėtinga. Iš 10 video. Tada 10 video turi surinkti po 100 000 peržiūrų, bus milijonas peržiūrų. Tada $10,000 įkris į sąskaitą. O jeigu 100 video yra? 100 video turi surinkti, reiškia, kiekvienas video po 10 000 peržiūrų, tada bus milijonas, $10,000 įkrenta į sąskaitą. O jeigu yra 200 video? Tai tada reikia, kad kiekvienas video surinktų po 5000 peržiūrų. Palaukit. 5000 peržiūrų nėra sudėtinga, nėra labai daug, ne? Ok, įdomu. Pas mane yra dabar 100 video, man dabar po 10 000 peržiūrų reikia surinkti. Po metų bus 200 video, po to bus 300 video. Reiškia, jau po 3000 reikės surinkti kiekvienam video, kad totaliai per mėnesį gaučiau milijoną peržiūrų. Tai žiūrėk, akumuliacinis efektas. Kuo daugiau darai, augi pats, auga kanalas, auga uždarbis, auga bendros peržiūros visų tavo video skaičius didėja, pas Chris Williamson yra daugiau negu 1000 video. Tai reiškia, jam reikia per mėnesį, kad tas 1000 video surinktų bent jau po 1000 peržiūrų ir jisai gauna milijoną peržiūrų totaliai per kanalą. Ir reiškia, jisai uždirba $10,000. Didieji kanalai vien tik tai už peržiūrų. Neimkim Joe Rogano, imkim Modern Wisdom, Valuetainment, PBD podcast, kitokie podcastai, Tucker Carlson, interviu podcastai, jie surenka milijoninės peržiūras kiekvieną mėnesį ir be reklamos, be jokių reklamos integracijų, neimant jų, jie turi be abejo, jie uždirba $10,000. Kažkas uždirba $100,000 vien dėl to, kad jo video sukasi, renka peržiūras ir jie už to uždirba pinigus. Nepamirškite apie tai, kad yra rėmėjai ir rėmėjai dideliem kanalam arba kanalam, kurie kuria turinį, kuris yra ilgesnio formato ir ypatingai jeigu auditorija yra kaip minimum 35, galbūt netgi 40 metų amžiaus vidutiniškai, rėmėjai moka labai gerus pinigus. Viena reklamos integracija kainuoja ir $50,000, ir $100,000 ir daugiau. Kai kada kažkas dirba su affiliate, duoda ten, pavyzdžiui, sako, štai tau affiliate kodas, štai tau $50,000, parekomenduok ten. Dabar čiužiniai labai populiarūs, 8 Sleep, man atrodo vadinasi, ne? Su tavo naudos kodu dar gaus nuolaidą tavo žiūrovas, jeigu nupirks. Atsiprašau.
Tu gausi pidisą dabar 50 000 ir už kiekvieną pirkimą ten gausi, pavyzdžiui, 5% arba 7%. Joe Roganas reklamuoja AG1, Athletic Greens, miltelius tuos. Jau N metų jisai turi affiliate, jisai uždirba milijonus. Bičiuliai, žmogus uždirba milijonus. Vien tik tai iš reklamos integracijos šitos. Jisai uždirba milijonus dolerių. Kodėl susikoncentravau būtent į YouTube ir kodėl internetinis verslas yra žymiai geriau negu fizinis verslas? Aš jau apie tai kalbėjau savo pardavėjų mokymuose. Jeigu jūs norite uždirbti pinigus, jums reikia perprasti. Pačinas tiesiog, kad kažkas pasikeistų, tiesiog klikintų ir viskas. Kol jūs parduodat savo laiką už pinigus, jūs žinot, kiek jūs turit laiko, jūs žinot, kiek jums išveža sveikatą, kiek jūs galite dirbti maksimum, kiek jūs galite apdoroti sveikatos, arba tiesiog dirbti ofise, arba vairuoti, arba dar kažką. Jūs žinot tiksliai, kiek jūs maksimum galite uždirbti pinigų. Bet jeigu jūs čia pakeičiat mąstymą ir jūs dirbat už procentą, ir sakai, okay, parduosiu 3 automobilius, gausiu tiek pinigų, parduosiu tiek spausdintuvų, uždirbsiu tiek pinigų, sukursiu tokį video, uždirbsiu tiek ir tiek pinigų. Okay. Po to jūs galite samdyti komandą, marketologus, padaryti taip, kad šitas jūsų verslas gyvuotų. Netgi jeigu tai nėra jūsų verslas, bet jūs dirbat partnerystės būdu, affiliate'as, ne? Aš parduodu maisto papildus, parduotuvė ne mano, maisto papildai ne mano, aš nesandėliuoju, aš nesiunčiu nieko, bet per mano nuorodą referalinę aš gaunu, pavyzdžiui, 5%. Okay. Neblogai gaunasi, ką man reikia padaryti, kad gaučiau daugiau srauto, kad uždirbčiau daugiau pinigų, kad reklama suktųsi ir kad man beveik nieko nedarant arba darant tik tai minimalius kažkokius tai pakoregavimus reklamos srityje, marketingo srityje ir taip toliau, kad aš uždirbčiau daugiau pinigų. Viskas labai paprasta. Kai jūs pakeičiat tai savo galvoj, kai jūsų mąstymas pasikeičia, jūs galvojate, okay, aš neparduosiu savo darbo valandų, aš negaliu pardavinėti savo laiko, nes jisai yra ribotas. 24 valandas ir per parą daugiau aš negaliu parduoti, kad ir kaip norėčiau, jeigu aš dirbčiau kaip arklys, 7 dienas per savaitę, aš vis vien turiu tik tai 24 valandas per parą. Kada pas jūs tas galvoj klikina, jūs pradedat matyti kitaip pasaulį, jūs matyti pinigų uždirbimą kitaip ir jūsų mąstymas pasidaro kaip 1% turbūt visų žmonių. 1%. YouTube'as, kaip matot, aš jums paaiškinau visą schemą, kaip jisai veikia. Taip, tai yra be abejo sudėtinga. Aš dirbu į minusą. Per 2 metus aš uždirbu $7,000. Palaukit, mes vien už butą mokam kiek? Daugiau negu $3,500 kiekvieną mėnesį. O tai maistas, o tai automobilis, o tai tas ir anas. Iš kur visas tai susideda, teisingai? Tai yra investicija, bet aš žinau, kad gali susprogti vieną dieną. Vienas video susprogo, atnešė tiek pinigų, kitas video susprogo, čia suvedė su vienu, kitu, trečiu. Ir kuo daugiau aš darau, vėlgi pasikartosiu, akumuliuojasi peržiūros link 1 milijono peržiūrų per mėnesį, link $10,000 per mėnesį, kelias su kiekviena diena vis lengvėja, su kiekvienu podcastu jisai vis trumpėja ir trumpėja. Bičiuliai, jeigu jūs dar 2025 metais nedarot internetinio verslo arba niekada nesusimąstėt, net nepabandėt daryti verslo internetu, jūs praleidžiat didžiausias tiesiog galimybės, ypatingai dabar dirbtinio intelekto būdu galima sukurti produktą, reklamas, vizualus, scenarijų, kaip kalbėti, viską galima padaryti dirbtinio intelekto būdu. Be abejo, dirbtinis intelektas niekada nepakeis manęs, jūs žinot vadimąsis, jūs žinot tam tikrus asmenys Lietuvos rinkoje, pasaulio mastu ir taip toliau, bet visa kita yra krūvos verslų, kur žmonių veidai yra nematomi, kur žmogus pats nepardavinėja, kur jūs nepažįstat, kas yra vadovas, bet jie daro geras apyvartas ir jie daro iš tikrųjų gerus pelnus. Taip pat jeigu jūs 2025 metais netgi nemastot apie internetinį verslą, jūs prarandat didžiulės galimybės. Aš jums turiu iš tikrųjų labai gerą naujieną. 2021 metais mes paleido sveikatingumo projektą ir man pavyko pritraukti maždaug 200-250 kiekvieną mėnesį mokančių narių per 6 mėnesius. Aš supratau, kad man reikia kelti tai į viršų, nes 250 narių tai nepadengdavo netgi kaštų, bet žinau, kad potencialas yra, nes žmonės jungiasi, žmonėms patiko pati paslauga ir pats produktas ir aš ieškojau marketologo, kuris man padės sukurti kitokį puslapį, kitokią marketingo strategiją, padės reklamus nufilmuoti, paleisti Facebook'e reklamas, paleisti automatizaciją, e-mailus surinkti, e-mailų automatizaciją parinkti, viską surišti į vieną vietą, kad viskas veiktų kaip robotas ir SMS-us, kad SMS-as automatiškai įsisiųstų, kad prasitęstų narystę, kad gautų ataskaitas ir visą kitą. Nuo 2021 metų aš dirbu su vienu marketologu. Mano manimu, jam nėra lygių Lietuvoje, jisai mokosi iš
užsienio ir viską pritaiko čia Lietuvoje. Nuo 2021 metų aš dirbu su šito marketologu ir jisai padeda man, iki šiol padeda man tiek pardavinėti mano knygas, tiek pardavinėti mano prekes, tiek pardavinėti mano paslaugas, tiek pardavinėti mano vyrų grupę ir taip toliau. Bičiuliai, šitas žmogus padarė nemokamą webinarą, kurio metu jis papasakojo, kaip padaryti internetinį verslą dabar, kaip sukurti skaitmeninį produktą dabar, 2025 metais, kaip visą tai padaryti dirbtinio intelekto pagalba, visą tai išreklamuoti, užsidirbti pinigus ir be abejo pelningai tai daryti kiekvieną mėnesį. Štai čia yra nuoroda zis.lt, paspauskite šią nuorodą ir ten jūs pamatysite nuorodą kitą, paspauskite ten, užsiregistruokite ir pasižiūrėkite būtinai tą webinarą. To webinaro metu jūs sužinosite, kad dabar nereikia sandėliuoti prekių, dabar nereikia veterinarijos visų šitų dalykų praeidinėti tam, kad pradinėti, nežinau, maisto papildus, multivitaminus arba dar kažką, ką aš dariau nuo 2016 metų. Tai buvo didžiulis galvos skausmas. Internetinis verslas skaitmeninių produktų, rinka jų kiekvienais metais didėja ir didės toliau. Žmonių skaičius pasaulyje kiekvienais metais vis didėja, populiacija didėja, reiškia, ir paklausa irgi didėja. Pasiūlos neužtenka. Lietuviškai kalbantiems žmonėms pasiūlos neužtenka. Paklausa yra žymiai didesnė negu yra pasiūla. Taip kad bičiulis, spauskite zis.lt, pasižiūrėkite tą webinarą ir jūs sužinosite, kaip dabar 2025 metais sukurti dirbtinio intelekto pagalbą, reklamas, vizualus, tekstus, galbūt netgi skaitmeninį produktą, kaip jį sėkmingai išreklamuoti ir iš viso to užsidirbti pinigus. Nuoroda laukia jūsų štai čia zis.lt arba video aprašyme. Spauskite ir nepražiopsokite svarbiausios galimybės jūsų gyvenime.